Sveiki žvejai, sveiki žiūrovai. Šiandieną man ir mano draugui Sauliui atėjo nuostabiausia metų šventė. Kokia? Turbūt jau suprantat žvejai. Tai didžiausia karpininkų šventė. Sezono atidarimas! Ką? Sekundę, pirmą Neptūnui. Atvykom su kolega į Anykščių rajoną, į ežerėlį tokį laukinį. Šiek tiek yra čia karpių, yra nemažai ir karšių. Pasirinkom jį vien dėl to, kad, sakom, savaitė buvo labai šalta. Dėl to, kad karpiai gal nelabai sujudės, nes vandens temperatūra nedidelė, gal 6 laipsniai tėra, toj pamatuosiu. Bet vakar pas save matavau, tai 6 laipsniai buvo. Tai čia ir manau, kad nebus aukštesnė. Bet kadangi yra daug karšių, tai tikimės nors po karšį pagauti, nors po simbolinį pyptelėjimą išgirsti. Tai va, žvėjai, dar kartą visų sveikatą, visiems geriausių metų, visiems didžiausių laimikių. Taigi, žvėjai, pradėsim žvejybą. Pirmas mano taškas bus metodinis taškas. Kaip jau matėte iš ankstesnių video, metu 2 karpinės ir 1 metodinė. Tas yra mano manimu idealiausias, nes karpiui 2 taškų labai, manau, kad užtenka. Yra nepriveramtų žilkų, kaip tinklo nepadarom. O metodą pakraščiuos kažkur bandom pagauti lyną. Karščiai, aišku, dažnai būna, kad ateina ir karpis į tą vietą. Taigi taip, metodui aš duosiu paprasčiausios žemės. Ją prikarpysiu matailių ir sliekų porą dėžučių. Taip, aš suprantu, kad dabar jūs sukiojat pirštą prie smilkinio turbūt ir galvojat, ką jis čia daro. Bet aš jums pažadu ir jūs pamatysit. Tai bus bomba. Čiumpu žirklės, tokias specialias. Ir prikarpau, padarau košelę, sumaišau tą košelę su žemėm. Pažiūrėkit, žvėjai, kokį padariau skonį. Kokią košelę gavosi. Dabar dar į visą šitą įbersiu. Mato tokių smulkučių pelėčių. Kad žuvis atplaukus, jin ras maisto, ras to kvapo, ras to žemės. Ir kad nenuplauktų, tai šiek tiek užsilaikys ant tų pelėčių, manau. Ir dar įbersiu saują kitą paprasto traper jauko. O iš rankos dar duosiu pelėčių kukurūzinių ir paprastų kukurūziukų. 2019 metodas keliauja. Pridėjau sliekutį ir kukurūziuką. Tokią sistemėlę. Damėsiu paskui su ranka kombikormą, kaip sakiau, ir kukurūzą paprastą. O mano žvejybinis taškas va, visai arti, čia kokie 5 metrai nuo kranto, gilis ten geras metras. Žvejai, meškerės užmestos 2. Dabar parodysiu, ką mečiau ant antros meškerės, taip vadinamas boilinės. Tai va, matot, mano toks putmiksas. Čia yra įvairiausių grūdų, kukurūzai, lubinai, kanapės, riešutai. Palikau specialiai vandens, mesiu su tas pomba, kur laiko vandenį. O ką žvejai, aš parašiau prie tos podmikso. Jūs pažiūrėkite, tikrai man pavydėsit.
Tai va, žvėjai, matėt, kokį stebuklą padariau? Naminius boilius. Štai va ir tokį spudmiksiuką padariau. Visai čia jo nedaug, matot. Tas čia gal koks net kilogramų. Kur čia kilogramų? Čia kokie pusė kilogramų nebus. Kausis 3-4 pombytės ir paduosiu pirminiam šerimui. Vakare dar gal pusę tiek. Skubu pašert, čia gavosi 50 metrų. Taškas tenais, va matot, link tų žolių, link tų tolimesnių žolių įlankos padaviau. Gilis buvo apie 1,7. Tai va, o trečią tašką darysiu turbūt ant giliau bandysiu, gal ta žuvis naktį giliau sueis. Taigi žvėjukai, 2 meškerės parašiau. Vieną, kaip matėt, mečiau tais matailiais sliekais, vieną su boiliuku ir papsiuku, o trečią paprastas spudmiksas ir tik tai kukuruziukas, vienas natūralus, iš pašaro išėmiau, o kitas čia pirktinis toks kriauklės kvapo. Mesiu šitą visą drožį, metrų bus apie 60 keli, gilis apie 2,5. Tai va, skubu daryti, nes vakaras artėja, reikia valgyti daryti. Tas žynas laukia. Jūsų laukia dar ne tik tas žynas, jūsų laukia ir akcija, ir trakcija. Galima bus gerą prizą laimėti. Padarėm pavaiko ainytę, parodysim, kaip jinai dirba. Parodoj pirkau. Pažiūrėsim, ar geras čia man įdavė. Na ką, metam į vandenį su kolega Saulium. Metam, žiūrim. Kas čia bus dabar iš jos? Gal giliau. O. Lauk. Labai noriai pasiduoda tirpimui. Na, jau beveik. Tai bus minutė. Oras geras šiandien. Meškerės užmestos va. Saulutė. Pasaka oras. Nėra labai šalta. Su vienu mėgstuku ir liemenė pats tas. Na jau žiūrėk. Gera minutė. Mūsų dar koinelė neiššovė, bet jau atrodo toj. Jau burbuliuoja aplinkui viskas. Tirpsta. Va, viskas pasileido. Na, porą minučių tai gerai užtruko šitas visas. Va, matot, jau bėga. Visai gražiai atrodo. Čia įsivaizduokim, kad atplaukė žuvytė. Bando valgyt. Judina. Na, žiūrėsim, kokie rezultatai bus vėliau. Vienas tiesa pyptelimas buvo ne per seniausiai ant kukurūzo. O čia pirmas vaišių stalas pavasario. Gan kuklus, vakarienė bus gausesnė, stipresnė turbūt. Kibimų porą pyptelimų visi turėjom. Tai žuvis juda, vandens temperatūra, tarp kitko 10 laipsnių pašoka nuo 7 čia prie pat kranto. Na, įdomiai. Reiškia, žuvis sujudės. Dabar darom tokį prieš vakarinį šėrimą, labai nedidelį. To aš jums parodysiu, ką čia dedu. Va, dedu, matot, persirišau mažą spombytę. Dedu va tokį vieną kastuvėlį kukurūzų. Dar vieną pusę. Va. Ir viskas. Čia kokias 3-4 gausis pombelės. Ir prieš vakarinį gerai. O nakčiai įdėsiu dar, panašiai kiek įdėjau, gal 3 tokius kastuvėlius. Ir bus viskas. Taip, kad tokiu laiku, pavasariniu, ankstyvų, kai vanduo šaltas, nereikia, manau, kad šert labai daug, peršert, reikia tik tiesiog, kad ta žuvis eitų pro šoną, rastų kažkokį vieną kitą grūdelį, užsilaikytų, o gal tuo metu ir užkips ant mūsų kabliuko. Pamokysiu, kaip pasiruošti teisingai riešutėlį, tigrinį riešutą, kaip uždėti jį ant kabliuko, kaip padaryti, kad jisai būtų plūdrus. Tai va. Pirmiausia, reikia turėti griežtelį, aš seniau neturėjau tokio, dabar nusipirkau mūsų parodoj, va tokį specialų. Čia nieko stebuklingo. Reikia turėti riešutą. Va, tada jį su šitu griežteliu taip gražiai jį išgrieži. Ir buvo kartu su šitu komplektėliu tokių griežtelių, čia specialus toks yra pirkti, Foxo, galite įsigyti. Ir pirkti va tokie šiaudeliai. Iš korkos padaryti. Tai tą šiaudelį statom į riešuto
išgręžtą skylę. Op, aš matot įstačiau. Opa, nukirpsim ilgesniu šiek tiek. Ir ant to ilgesnio gabalėlio užmausim mūsų turimą riešutuką. Pataikiau beveik minimaliai, idealiai, galima nukirpti kokį milimetrą. O dabar bus jau tikrai gerai. Dabar viskas turėtų būti gerai, pabandom. Tai va, žvejai pažiūrėjo, padariau dvigubą. Pažiūrim, ką dabar turim. O dabar jau matot, atkilo gražiai, va, atkyla per plauko. Nuo to, va, taip ir turėtų panašiai būti. Ir šiek tiek bus atkils, atplaukęs karpis mums kažkiek paplasdens tą masaliukais, taip atrodys natūraliai ir gal suvilios. Vat tokį masalą mesiu nakčiai, va, 2 riešutėlius, nes ir šeriučiai jų šiek tiek yra spudmikse. Va, toks bus. Kabliukas 6 dydžio, kordos. Plaukas, matot, pakankamai nemažas. Labai neblogai viskas atrodo. Gal atneš mums žuvį. Žvejai, kaip kolegos, meluoja. Sakė, kelis boilius pakrūšinsis. Pažiūrėkit, kas čia daros. Jis čia vien boilių prikrūšinės. Va, matot žvejai, kokie žvejai melagiai. Sako, tai aš saujelę pakrūšinsiu ir pelėčių, sako, kukurūzai, tai dariau net pakau vien geltoną, pažiūrėkit. Va, prikrūšinės. Jau pas mus ateina vakaras, vakarėja. Vėjas rimsta. Va, kolegas Saulius dirba. Porque dirba čia. Palistaujate. Va, persimetė. Vidutinės pombą užsidėjęs. Šeria. Spambytė, kukurūzų, mažiukus. Aha, vadai. Galim nueit pažiūrėti, kam jis čia šeria, bet jau mes pirmai. Čiagi kukurūzai, netraiškite. Bet jau mes pirmai matėm, ką jis čia sakė. Paskui jisai pasiteisino žmogus, sakė, krito, buvo eiliai keli, bet labai įsipūtė. Va, jos pudmiksas. Džiungulbėris praktiškai vyrauja. Na, bet nėra blogai, tikrai gerą boilį naudoja. Tokia smulkus. Pavasarinis yra boilis. Pavasarinis, taip. Ir pašaras pavasarinis smulkus. 6:30 vakaro. Kolegos visi spūdina. Man irgi sukilo azartas, eisiu ir aš pamesiu vakarui. Parašiau va tokį miksiuką. Čia prikrūšinau savo gamybos bailiukų, kur matėt padariau. Įdėjau saujelę kitą kukurūzų, saujelę pelėčių. Nu, tokį lengvą miksiuką. Pabandysiu viską tiksliai sumesti į tašką, į savo vieną dešinę pusę. Dabar apie metodą noriu pakalbėti. Jis visai nedirba. Ir kai ištraukiu karmuškėlę, tą metotipo, tai randu praktiškai visą laiką joje daug pašaro. Tai ką tai rodo? Tai rodo, kad tas viršutinė dalis nutirpsta, o iš vidinės dalies niekas visai nepaima pašaro. Tai reiškia, žuvies arti nėra, metro gilė priekrantėje nesilaiko jinai, nei smulkmė, nei stambesnė žuvis, nes visai neišėda. Paprastai būna iš metodo, gal ir tu nematai kibimo, jeigu masalas stambesnį uždėjęs būni, bet karmuškę ištrauki, šeriklėlę tą, ir jinai būna švari visa. Gali atgal ją pasidėti dėžutę. Tai todėl tą patolinsiu, toliau mesiu metod šį tipo. Pasėmiau vaidinę, agatkėlę lietuviškai. Agatkėlę, pašaudysiu kukurūzų, tos pelėti greitai tirpstančios. Paprastų kukurūzų, kokį 20-30 metrų. Mesiu 1,5 metro, tikrai giliau, 2 metrus gal ten bus gilis. Tai va, bandysiu kažką daryti, nes nėra tikslo palikti, ypač nakčiai, kai bus pranašauja -2 laipsnius, tai tikrai žuvis pasitrauks iš metro gilio.
Taigi, žiūrovai, kaip ir sakiau, skelbsiu savo žaidimo atrakciją. Jeigu surinksiu daugiau negu 200 prenumeruotojų, o jūs nepamirškit manęs prenumeruot, jūs galėsit laimėti, ne šiaip kokį tai boilių pakelį ir kabliukų rinkinį. O šitą prizą jūs panaudosit ir žvejyboje, ir namuose, ir svečiuose, kur tik norėsit. Taigi, jūs laimėsit? O jūs laimėsit, žiūrovai? Va, tažina. Va, pažiūrėkit, spalvų paletė netakina. Tikra marokietiška tažina. Tai reikia paspausti prenumeruoti. O kaip aš jį paruošiu ir kaip mes jį valgysim, tuoj viską parodysim. Taigi, žiūrovai, mūsų vakarėlis, kulminacija pasiekė, aišku, žuvies dar nepagavom, bet kulminacija prie stalo. Kaip tai karšta. Bet pasiekėm kulminaciją. Pažiūrėkit, kas gavosi. Ploja, žiūrovai ploja, žiūrovų gausa. Pažiūrėkit, kaip pirty dūmų. Oi, kokios spalvos ir dešrelių turim. Papačia gaila vištienos gabalų nematom. Oi, vatim ir marokietiškas tažinas. Jums, mėly žiūrovai, reikia tik prenumeruoti. 200 prenumeratorių ir vienas iš jūsų laimėsi tokį patį tažiną. Nepamirškit, spauskit, kuo greičiau. O mes dabar skanausim ir laukit laimikių nuotraukų. Labas rytas, žvejai. Naktį kibimų neturėjom, bet buvo rekordas. Bet įvyko rekordas, buvo -6 laipsniai temperatūros. Palapiniai -2, lauke 4, 5. Nes kai matavau dar iš vakaro, tai jau buvo 4 laipsniai šalčio. Paryčiais ko gero dar patraukė. Bet matot, kas pasidaro kaip... O, net leduko negaliu pramušti. Va, arba ta pasidarė glynas ledas, kaip želė, šalo visa. Taigi žvejai, meškerės permestos, dienai pasiruošta, nešėriau, mečiau su PVA koinytėm, popsiukus daug padariau ir bandysiu taip, palauksiu porą valandų, permesiu į kitą vietą, palauksiu vėl bandysiu surasti, kaip sakiau, neaktyvią žuvį, nes aktyvi ko gero nėra aktyvi. Tai va, dabar rytinė arbata, šį kartą ne kava, o gamta, rytas, puikus žavesys. Geras oras, saulė šviečia nuo pat ryto. Manau, kad įsidienojus apie 1-2 valandą gal kažkas sujudės, gal išvysim nors po nedidelį kibimą, po karšiuko kokio. Aišku, jeigu užkibtų karpiukas, tai būtų visai gerai. Nieko nėra skaniau už žvejyboje pagaminta kiaušinienė. Kava. Verda itališka mano. Labai mėgstu šitą patį skaniausią. Grietinėlės, cukraus įsidėsiu. Nu ką, gamta, pasaka, pavasaris. Taigi, mėly žiūrovai, žvejai, mano žvejyba eina į pabaigą. Atidarimas kaip ir pavyko, kaip atidarimas, o kaip žuvies sugavimu nepavyko. Na, bet dar valanduką kokį pabus mano meškerės, jau beveik viską nusinešiau į mašiną. Tai gal dar ir užkibs. Bet iš esmės nepavyko sugauti žuvelės, nei vienos, absoliučiai, rimtesnio kibimo taip pat neturėjom. O dėl ko taip atsitiko? Na, ko gero, patys žinot, kad šitą savaitę buvo tikrai vėsi. Naktim, va, kaip matėt, 4-6 laipsniai, prieš tai naktis irgi buvo labai šalta, smarkiai atšalo, vanduo yra 6 laipsniai temperatūra, 6-7 galbūt. Dieną iš tikro prišyla daugiau pakrantėse, tai aš ir užmetęs vieną meškerį tokį įlankėlę rodžiau. Bet nieks, net kukuruziuko nedaužo, nei to pačio slėkelio, nieko. Žiūrėkit, prenumeruokit mano kanalą,
kaip sakiau, bus galima laimėti tą žiną. Jūs irgi taip skaniai pasirysit, beje, aš dabar pabaigiau likučius jo, dar buvo likę šiek tiek. Tai va, aš geriu savo kavytę, kad turėčiau energijos grįžtant namo. Pažadu įdomesnių žvejybų, su žuvim, su didelėm žuvim. Sezonas dar tik prasideda ir jeigu vieną kartą nepagavau, nereiškia, kad ir vėliau nepagausiu. Aš tikrai pagausiu, viską jums parodysiu. O šiandien tiek. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki greito. Iki žvejai, iki žiūrovai.